AMD tikrai sugebėjo nustebinti su savo procesoriais. Jeigu antrą kartą turėjo savo niuansų, tai 3D žaidimų, kuriem jau vaizdo plokštė tikrai buvo reikalinga ir jau supratom, kad mūsų maži stacionarūs kompiuteriai nebeveždavo. Pasakė vadovui, kad žiūrėkit, mes nelabai galim pilnai ištestuoti žaidimų, nes vaizdo plokštė neveža ir mums lagina. AMD tikrai sugebėjo nustebinti su savo procesoriais. Jeigu antrą kartą turėjo savo niuansų, tai 3D žaidimų, kuriem jau vaizdo plokštė tikrai buvo reikalinga ir jau supratom, kad mūsų maži stacionarūs kompiuteriai nebeveždavo. Pasakė vadovui, kad žiūrėkit, mes nelabai galim pilnai ištestuoti žaidimų, nes vaizdo plokštė neveža galinga vaizdo plokštė, kuri yra Lenovo kompiuteriuose. Mūsų projektų dydis auga kaip ir visa IT rinka. Nordcurrent svarbus tvarumas, dėl to mums svarbu galimybė atnaujininkų darbą ir matyti tas ryškias spalvas ir aiškias spalvas ir tas spalvas, kurias mes matysime po to mobiliuosiuose įrenginiuose, yra labai svarbu, kad nebus mūsų kasdieniam darbe yra labai svarbu, dėl to būtent matrica, ekranas ir kaip jisai perteikia spalvas ir kokį ryškumą duoda yra